Airida, pievagrybių kodą jaučiu, ne visą turiu užsirašęs. Pievagrybių kodas 23437. Pažiūrėk, ten mano lapėlis kitoj pusėje yra. Kur tavo tas lapėlis? Kitoj pusėje kasose nėra. Mažiuks toks? Na, pažiūrėk, pievagrybių. Neradėjai? Nelabai. Sustabdysiu jūsų veiklą. Kokią dieną šiandien galit pasakyti? 29. O čia kokią dieną jūs bandot man parduoti? Gal blogai matau? Ne. Kokią dieną čia parašyta? 26. O šiandien 29. 6. 6, 7, 8 diena. 3 dienos. Su kuo galima pasišnekėti dėl to? Su kuo noriu pasakyti? Su aukščiausia valdžia jūs. Bieris patys. Ką? Vedėjai, čia jūs vėl pasišnekėti. Ką koks jūs? Pirkėjas jūsų. Labą dieną, bandant parduoti 3 dienų galiojimo pasibaigusią prekę. Maisto prekę. Grybus. Jūs suprantate apie ką aš šneku? Tai yra grybai. 3 dienos pasibaigė. Ką jūs galite man atsakyti? Reikia pasižiūrėti čia. Tiksliai man jau visi pasakė, ir aš dar ne aklas esu 26 diena. Ar 26 diena? Taip, 26. 3 dienos nepamatėt. Tai dabar sakykit, kas čia suklydo, ar nieks nesuklydo. Ar aš čia... Tai jau mūsų suklydimas patirtų iš... Jūsų, ar ne? Ne mano čia būtent, bet čia ir pardavėjus daugiau. Tai čia pas jūs... Čia aš jums noriu parodyti straipsnį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kad draudžiama parduoti daiktus, kurio tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs. Gal jūs to nežinot? Žinom. Žinote, ne? Bet taip pas jūs galima, ne? Ne, negalima. Negalima. Viskom sutinku, kad negalima. Supratau. Tai tiek ir norėjau. O kas čia jūs būsit? Pirkėjas. Pirkėjas. Pirkėjas grūstis, pirkėjas. Labai atsiprašom. Nieko tokio. Atsiprašom tikrai. Išmeskit lauk. Ką? Nepaveiksluokit, tikrai labai atsiprašom čia. Tai gerai, aš einu tada jau toliau. Norėjau grybų, bet pasirodo grybų negausiu. Ne, iš tikrųjų, čia kažkoks nesusipratimas išėjo. Tikiu. Galbūt 3 dienos pas jūs gal didelės patalpos, gal darbuotojų netrūksta, gal nesuspėjęs, žodžiu, viskas suprantama. Labai tikrai atsiprašom. Nieko. O jūs čia nupaveikslavote? Nu, savo atminčiai. Ne, nu, iš tikrųjų labai atsiprašom čia. Supratau. Man jau laikas eiti. Gerai. Ačiū labai. Nu, bet nes... Nu, viskas suprantama. Nieko tokio, pasitaiko. Labiau dirbkit Jo. ir viskas bus gerai. Aš jo, tą pasižiūrėjau. Tvarkoj, iki. Viso gero.